Taigi, tai aš labai prastas esu kalbėtojas ekspromtu, tai visada, jeigu tik turiu galimybę, tai aš renkuosi geriau perskaityti tekstą, tikiuosi, kad skaitoma tekstą irgi gal kažkaip yra sunkiau klausyti, bet kažką įmanoma suprasti. Tai mano pranešimas, kaip visada, dažniausiai būna skirtas Vytautui Kavoliui, Amerikos lietuvių visuomenės ir mokslo veikėjui. Čia galima tada pavardinti, kad bene žymiausia, bent kol kas, Lietuvos sociologui, išeivijos liberaliosios organizacijos Santara šviesa vienam iš ilgamečių lyderių, tarp tų lyderių yra prezidentas Valdas Adamkus, liberalios pakraipos kultūros žurnalo Metmenys redaktorius, ir fundamentalių lituanistinių darbų sąmoningumo trajektorijos ir epochų signatūros autorių. Taip pat Kavolis aktyviai dalyvavo ir nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos politinėme ir akademinėme gyvenime. Dabar vertindami Kavolio santykį su filosofija, jo kūrybos mylėtojai ir tyrinėtojai tarpusavyje nesutarė. Vieni teigia, kad Kavolis buvo ne filosofas, o sociologas, kultūrologas, treti nurodo, kad literatūrologas, o antri tvirtina priešingai, kad Amerikos lietuvis buvo ne tik sociologas, kultūrologas ar literatūrologas, bet ir filosofas. Šiame kontekste nieko keista yra ir tai, kad neseniai aptikau, kad mano monografija, pirmoji skirta Kavoliui, lituanistikos duomenų bazėje priskirta prie literatūrologijos. Reiškia, nei filosofijos, nei sociologijos, reiškia, neįžvelgia, o kažkas ekspertai tos, reiškia, bazės įvertino, kad tai yra literatūrologijos monografija. Kaip vertinti Kavolį nesutarė net ir filosofai. Ar pagrįsta Kavolį skelbti Lietuvos Sokratu, o tai reiškia filosofu, abejoja Algis Mickūnas. 2011 metais paskelbtame straipsnyje Filosofija ir civilizacijos jis rašo, kad pats Kavolis jam net prisipažino, kad filosofų raštai jam yra neprieinami ir jis net nežinas, apie ką kalbama. Ir tuoj pat priduria, Kavoliui pagrindinė disciplina buvo sociologija ir į civilizaciją jis žiūrėjo kaip į plačiausią bendruomenės vienetą. Todėl visos jo studijos skirtos ne filosofiniai problematikai, bet sociologijai, kurios rėmuose filosofija, kaip būdinga specifiniai bendruomeniai, negalėjo iškilti virš savo ir aišku kitų civilizacijų. Čia citatos pabaiga. O Arūnas Sverdiolas mano priešingai nei Mickūnas. Ar galima kalbėti apie Kavolio filosofiją? Tai priklausys nuo to, kaip suprasime pačią filosofiją, siūlo sprendimą tyrinėtojas. Pagal Sverdiolą skiriamasis filosofinio mąstymo bruožas situacijos, kurioje yra mąstantysis apmąstymas. Apmąstant situaciją mėginama suvokti, iš kokio taško dalykai regimi ir kokias pasekmes tai turi pačiam tiriančiajam bei jo atliekamam tyrimui. Kavoliška savirefleksija Sverdiolo teigimu pasireiškia įvairiuose Kavolio darbuose, bet labiausiai studijoje Nužemintųjų generacija, čia 68 metais pasirodžiusi. Šioje diskusijoje aš palaikysiu antrąją poziciją, kurios šalininkai Kavolį siūlo laikyti ne tik sociologu ar visokių kitokių mokslų, humanitarinių ir socialinių atstovų, bet ir filosofų. Tačiau skirtingai nei Sverdiolas, manau, kad Kavolio kūryboje ir veikloje galima aptikti ne vieną egzistencinę filosofiją. Čia Sverdiolas siūlo laikyti kaip tokią fundamentinę ir vienintelę, bet tris skirtingas. Tai reiškia paties Sverdiolo minimą egzistencinę filosofiją, labiausiai eksplikuotą studijoje Nužemintųjų generacija,
Tada antra, politinė filosofija besiskleidžiančia liberaliosios pasaulėžiūros apmąstymais, pirmiausiai plėtojamais 20 amžiaus 5-6 dešimtmečio publicistikoje, tačiau ne vien tik tai vėlesniuose jo sociologiniuose darbuose, taip pat galima atrasti visą eilę straipsnių, kur būtent paliečiama ta liberalioji pasaulėžiūra kaip viena iš moralinių kultūrų. Na ir trečioji filosofija, tai socialiniai, kuria didžiąja dalimi grindžiami konkretūs sociologiniai tyrimai. Būtina pastebėti, kad jeigu pirmosiomis dviejomis filosofijomis Kavolis užsiima tokiu nemaskuojamu būdu, tai reiškia tiesiog, kuria filosofijas sąmoningai kaip filosofijas, tai trečioji glūdi jo tuose, reiškia, fundamentinėme, teorinėme ir metodologinėme sociologinių tyrimų lygmenyje. Reiškia, jis negalvoja, kad kažkokios kaip atskirą socialinę filosofiją kurti, bet ji, reiškia, jo tuose sociologinėse konstrukcijose jo glūdi. Reiškia, jam pirmiausia rūpi mokslas, socialinis mokslas, bet bekurdamas tą, reiškia, socialinį mokslą, jis išdėsto ir ar formuoja ir tam tikras socialinės filosofijos prielaidas. Čia, reiškia, Kavolio pasirinktas minčių dėstymo būdas, tai kad jos skelbiamos ne akademinių filosofinių straipsnių ar knygų pavidalu, ar kad jos susiję ir su kitais jo praktiniais ir moksliniais interesais, jų nepaverčia nefilosofinėmis, kaip ir paties autoriaus nefilosofu. Filosofijos istorijoje gausu pavyzdžių, kai neakademiniu būdu dėstomos idėjos padarė didelį poveikį akademiniai filosofijai. Šioje vietoje tai reikia prisiminti Friedrichą Nietzsche ar Liudviką Wittgensteiną. Abu autoriai mėgo rašyti labai fragmentiškai. Jeigu Nietzsche labiau į poeziją, tai Liudvikas jau mažiau, reiškia, ta poetinė jam raiška buvo būdinga. Tad svarbia, aišku, čia jeigu pradėti nuo vakarų filosofijos pradžios, tai Zenonas Elėjietis pirmasis spėjama, kad parašė ne poemą, tai reiškia, ne poetinį kūrinį, ne poetinę formą išdėstė filosofinis idėjas. Tad, reiškia, šiame kontekste svarbiausia yra ne raiškos būdas, bet dėstomų minčių gylis, ir kitų, reiškia, lauko dalyvių pasirengimas tas mintis perimti ir plėtoti. Tai siekdamas prisidėti prie Kavolio filosofinių idėjų recepcijos, pagrindinį dėmesį šiame pranešime skirsiu klausimui, ar minėtos kavoliškos filosofijos yra vienos ir tos pačios filosofinės sistemos dalys ar ne. Ar čia tokios kaip yra, reiškia, kaip pasakyta, vokiečių klasikinėje filosofijoje, kai yra super milžiniška sistema ir tada, reiškia, remiantis kažkokiais bendraisiais principais, apmąstomos ar kuriamos daliniais filosofijos. Taigi, tai dabar, reiškia, kas Kavolio ta egzistenciniai, politiniai ir socialiniai filosofijai, pirmiausia, bendra yra tai, kad visų jų pamatinę teorinę struktūrą sudaro 3 kategorijos ar pagrindinės sąvokos, tai asmenybė, kultūra ir visuomenė. Kitaip sakant, visose 3 mąstoma apie asmenybės, kultūros ir visuomenės santykius. Kavoliškų filosofijų panašumą dar labiau sustiprina tai, kad visais 3 atvejais nurodytos kategorijos suprantamos iš esmės vienodai. Asmenybė apibrėžiama taip, kad tai yra motyvacinė individo struktūra. Siejant asmenybę su motyvacija atsiribojama nuo behavioristinės asmenybės interpretacijos, pagal kurią asmenybę sudaro elgesio modeliai susiformavę stimulo reakcijos pagrindu. Asmenybė yra tai, kas glūdi individo viduje ir ko negalima išoriškai stebėti. Kavolio įsitikinimu asmenybę sudaro nuostatos nukreiptos į fizinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos objektus. Jos apsprendžia, kaip šie objektai bus suvokiami,
epistemologinė prasme, kokie emociniai išgyvenimai jų atžvilgių patiriami ir kaip su jais bus elgiamasi. Čia įdomus dalykas, kad sekant humišką, sartrišką tradiciją atmetama gelminio asmenybės centro idėja. Nėra jokio aš, iš kurio būtų galima kildinti visas nuostatas ir kuris jas suvienytų į vieną ir rišlią visumą. Ir nesvarbu, ar šis aš būtų suprantamas kaip dekartiškasis mąstantis daiktas, ar kaip kantiškasis transcendentalinis aš. Jo paprasčiausiai pagal Kavolį nėra. Atsisakydamas gelminio centro idėjos, Kavolis neįsižada minties apie asmenybės ryšingumą, tai nuostatų dermė yra normalios asmenybės sąlyga. Normali asmenybė yra ta, kuri suvokia, kas ji yra ir yra pati savo aiški, o nenormali asmenybė nesuvokia, kas ji yra ir yra pati savo neaiški. Tai tas asmenybės ryšingumas glūdi būtent nuostatų, reiškia, lygmenyje. Na, į klausimą, kas yra kultūra, Kavolis atsako pasiremdamas 4 pagrindinėmis prielaidomis. Pirma, kultūrą sudaro normos ar vertybės. Antra, šios normos yra įkūnytos simboliuose. Normų simbolizacijos funkciją gali atlikti dvasinės kultūros kūriniai, kaip religijos, filosofijos, meno, mokslo, teisės darbai. Neverbalinė kūno kalba, čia turime mintyje gestų visą sistematiką ir natūrali kalba. Trečia, reiškia, kultūrą sudarančios normos yra institucionalizuotos visuomenės socialinėje struktūroje. Reiškia, įvairiausių pavidalų. Todėl jos yra bendros visiems tai socialiniai sistemai priklausantiems individams. Ketvirta, normos yra internalizuotos individų asmenybėse. Tai reiškia, būtent normos, tos sudarančios kultūrą, valdo individo, reiškia, tiksliau, asmenybės nuostatas. Na, o visuomenė tai yra socialinių santykių tarp individų visuma, kurios centre stūkso bendruomenė. Centrinę vietą bendruomenė užima dėl savo integruojančios funkcijos. Ji pasitelkus įvairių rūšių ryšius, visuomenę sudarančias socialinės grupės sujungia į darniai veikiantį darinį. Na, be bendruomenės visuomenė dar neįsivaizduojama be ekonominės, politinės ir auklėjimo sistemų. Čia jau kaip pavadinamai sako, kad, reiškia, ekonominė sistema atlieka ekonominės funkcijas, jau pasirūpina, reiškia, ištekliais reikalingais išgyventi toje, taip sakant, aplinkoje, kuri, reiškia, savaime nepasiduoda žmogaus kontrolė, reikia pastangų. Na, politinė sistemos funkcija tai yra išteklių mobilizavimo išsikeltiems tikslams pasiekti. Čia reiškia, kad galėtų geriau adaptuotis prie aplinkos, tai turi atitinkamai organizuoti, reiškia, visą socialinę sistemą. Ir būtent čia yra politinės sistemos funkcija. Na, o auklėjimo sistemos paskirtis diegti kultūros vertybės jaunojoje kartoje ir užtikrinti tolesnį jų tęstinumą. Kalbant bendrai, vieni paskiri elementai nesuformuoja struktūros. Jis susidaro tuomet, kai tarp paskirų elementų užsimezga įvairialypiai ryšiai. Tas pats pasakytina ir apie pamatinę teorinę kavoliškų filosofijų struktūrą. Lygindami, kaip minėtose filosofijose apibrėžiami santykiai tarp asmenybės, kultūros ir visuomenės, matome ir tam tikrus tęstinumus ir pertrūkius. Pirmiausiai, toms filosofijoms bendra požiūris į asmenybę, kultūrą ir visuomenę kaip vienas į kitą neredukuojamus, tačiau tampriai susijusius tikrovės lygmenis. Na, šį požiūrį galiu iliustruoti pasitelkęs kavolišką kultūros sampratą. Kultūros savitumą ir tą neredukuojamumą užtikrina jos simbolinis pobūdis, tai reiškia, kad ji yra išreikšta raidžių, formų, meninių ir kitokių pavidalų. O
Dabar, reiškia, su kitais tikrovės lygmenimis susipinusi į tuo, kad simboliuose išreikštos normos tampa tikrąja kultūra tik tuo met, kai jos įtvirtinamos visuomenės socialinėje struktūroje bei įsisavinamos asmenybės. Būtent apie tai byloja jau aptartos 3 ir 4 kultūros apibrėžimo prielaidos. Antras kavoliškas filosofijas vienijantis bruožas yra tai, kad visose 3 pripažįstama asmenybės atitrūkimo nuo kultūros ir visuomenės galimybė. Egzistencinėje filosofijoje ši galimybė realizuojasi tuomet, kai dėl karo negandų pasitraukus iš tėvynės svetur, asmenybė susvetimėja su savo gimtąja bendruomenė ir jos kultūra ir jos jai netenka prasmės. Politinėje filosofijoje tokią iš kultūrinių ir socialinių saitų išsilaisvinusią asmenybę įkūnija klasikinis liberalas. Na, nežinau, kaip aš čia laiko turiu. Dar yra, tada pacituosiu. Gal tada kažkaip pataupysiu. Gerai, tai reiškia apie privatistą. Šitas reiškia atitrūkęs nuo kultūros ir bendruomenės liberalas, klasikinis įvardijimas privatistų, kuris gyvena tik savo naudai, jis nieko nenori duoti bendruomeniai, tuomet jisai gyvena neturėdamas jokio tikslo, taip reiškia dykaduoniaudamas ir, kaip pasakytum, atsieina buitinėdamas. Reiškia, jokių toks tiesiog, reiškia, paprastas pilietis, niekuo, reiškia, nenaudingas nei bendruomeniai, nei savo. Taigi, reiškia, čia yra klasikinio liberalo tipažas pagal Kavolį. Čia būtų dabar Šimašius su savo libertarizmu atitiktų, kur viskas yra, reiškia, nueinama ir akcentuojamas tik tas individualus, reiškia, gyvenimo lygmuo. Kiekvienas, reiškia, siekia savo naudos. Socialinėje filosofijoje aiškinama, kad asmenybė atitrūksta nuo visuomenės ir kultūros, kai viena vertus vyksta greiti ir didelio masto socialiniai ir kultūriniai pokyčiai, ir antra vertus, kai egzistuojančios socialinės ir kultūrinės struktūros negeba patenkinti asmenybės praktinių ar emocinių poreikių. Galiausiai visose 3 filosofijose asmenybės atitrūkimas nuo kultūros ir visuomenės laikomas nenormalia būsena. Tokią asmenybę kamuoja iškreiptumo, beprasmiškumo, absurdiškumo ir groteskiškumo jausmai. Nežabota fantazija, apokaliptiškos nuojautos, polinkis į prieštaraujančius veiksmus ar mąstymo tipus, nuolatinis intensyvių patyrimų poreikis, preferencijų sistemos nebuvimas, prievartos romantizavimas. Na ir taip toliau ir taip toliau. Vienu žodžiu, tai yra krizinė asmenybė, atitrūkusi nuo kultūros ir bendruomenės. Tokioje būsenoje asmenybė negali nei prasmingai gyventi, nei sėkmingai kurti. Ir tik ją įveikus asmenybė atsiveria kelias į tikrąjį gyvenimą bei kūrybą. O tai galinti padaryti tik vėl iš naujo susisaiščiusi su socialinė ir kultūrinė tikrovė. Atrodo, kad iš to, kas pasakyta, galima daryti išvadą, kad visos 3 filosofijos yra vienos sistemos skirtingi atsišakojimai. Tačiau neskubėti su tokia išvada pirmiausia skatina tai, kaip jose aiškinamas asmenybės pakartotinis susisaistymas su kultūra ir visuomenė. Egzistencinėje ir politinėje filosofijoje susisaistymas traktuojamas individualistiškai ir voluntaristiškai. Konkreti asmenybė sąmoningai ir laisvai apsisprendžia įsipareigoti bendruomenę ir jos kultūrai. O socialinėje filosofijoje susisaistymas aiškinamas kaip kolektyvinis beasmeninis veiksmas. Joje kalbama apie ištisas socialinės grupės ir jų santykius su kultūra ir visuomenė. Tariama, kad šios grupės savo ryšius su tikrove atkuria ne pačios laisvai ir sąmoningai apsispręsdamos, tokiu atveju galėtume kalbėti apie kolektyvinį veiksmą, bet tuomet, kai jų dėmesį nevalingai patraukia emocinių ir praktinių požiūrių veiksmingos kultūrinės struktūros. Vienas iš tokių struktūrų pavyzdžių yra kolektyviniai meno stiliai. Jie kolektyviniai yra tuomet, kai jie yra sukurti ne individualių vien tik tai kūrėjų, bet jų grupių. Tai reiškia, čia kaip kalbam apie romantizmą, klasicizmą,
reiškia ekspresionizmą, tai va čia būtų tokie bendri stilistiniai bruožai. Sėkmingi kolektyviniai meno stiliai, pasak Kavulio, geba socialinių grupių narių emocijas susijęti su pagrindinėmis socialinėmis ir kultūrinėmis struktūromis ir taip paskatinti jas priimti kaip prasmingas. Iš to išlošia ir tų grupių narių asmenybės ir pati kultūra bei visuomenė. Jos atsikrato minėtų patologinių psichologinių bruožų, tampa sąryšingomis, tapačiomis ir aiškiomis pačiomis savo. Na, be požiūrio į pakartotinį susisaistymą, kavoliškos filosofijos skiriasi ir savo tematika. Pagrindinė egzistencinės filosofijos tema asmenybės santykiai su gimtąja bendruomenė ir jos kultūra. Būdama egzilyje asmenybė svarsto, kurią bendruomenę ir kultūrą rinktis. Ar atrastas naujojoje tėvynėje, tai amerikietiškoje, ar vis dėlto iš naujo atkurti ryšius su senąja tėvų ir probučių bendruomenė ir kultūra. Ir kaip žinome, iš nužemintųjų generacijos nusveria antrasis pasirinkimas. Asmenybės santykiai su bendruomenė ir jos kultūra yra ir politinės filosofijos dėmesio akiratyje. Tačiau čia svarbiausia ne pasirinkimas tarp savos ir svetimos bendruomenės ir kultūros, bet ar iš viso verta individualistų įsipareigoti kokiai nors bendruomenei ir kultūrai. Nuo šio klausimo priklauso, kaip bus apibrėžtas santykis tarp dviejų pasaulėžiūrų – liberalizmo ir konservatizmo. Jei jį bus atsakyta teigiamai, tuomet liberalizmo ir konservatizmo sintezė yra galima ir pageidaujama, o jeigu neigiamai, tuomet ta sintezė negalima ir nepageidautina. Kavolis renkasi pirmąjį atsakymo variantą. Jis siekia sukurti tokį liberalizmą, kuris apimtų ir klasikinį liberalizmą ir konservatizmą, įvardindamas jį integraliuoju liberalizmu. Tačiau to integraliojo liberalizmo lietuvių išeivijos mąstytojas neketina apriboti tik šiomis dviem pasaulėžiūromis. Į savo kuriamą sintezę jis siekia įtraukti ir kitus pasaulio matymo būdus, iš kurių išskiria romantizmą. Tai galima sakyti, kad Kavolio politinė filosofija yra toks milžiniškas, pasaulėžiūrinis ar ideologinis projektas. Tai reiškia, kuriuo siekiama sukurti tokią liberalizmo versiją, kuri apimtų visus reikšmingus žmogiškosios egzistencijos aspektus ir taip išvengtų liberaliai klasikiniai pasaulėžiūrai būdingo ribotumo. Autorius įsitikinęs, kad be kitų pasaulėžiūrų pagalbos liberalizmas nepajėgus tapti visą apimančią mąstymo ir elgesio sistema. Ir pagrindinė socialinės filosofijos tema – kolektyvinis emocionalumas ir kultūrinė jo raiška. Tai kolektyvinis emocionalumas – tai visuomenės ar kurios nors jos grupės nariams bendros emocijos. Tai reiškia, emocijos tai yra traktuojamos kaip emocinės nuostatos nukreiptos į fizinės, socialinės bei kultūrinės aplinkos objektus ir nuo jų priklausomos. Na, dar čia tada jau trumpinant, kad neišsiplėščiau per ilgai pagal Kavolį, to reiškia kolektyvinis emocionalumas yra įkūnytas tuose, reiškia, kultūros simbolizme, reiškia dvasinės kultūros kūriniuose, neverbalinėje kūno kalboje, natūralioje kalboje. Ir jo tada toks yra sumanymas to viso sociologinio projekto, kad kaip iššifruoti iš tų kultūros simbolių, kokias, reiškia, emocinės nuostatas jos įkūnija ir kokios socialinės ir kultūrinės bei istorinės sąlygos prisidėjo prie tų emocinių nuostatų susiformavimo. Na, reiškia, yra ir daugiau argumentų liudijančių, kad kalbėti apie vieną loginių požiūrių darnę Kavolio tokią filosofinę supersistemą yra vargu ar pagrįsta. Tačiau deja pranešimo formatas neleidžia toliau to tęsti, čia gal reikėtų visos paskaitos, o net gal ir daugiau laiko. Tik buvau čia sulaukęs klausimo, kaip čia toks tada, reiškia, didis mąstytojas, kuria 3 skirtingas filosofijas ir kaip jisai tada galėjo gyventi, veikti ir kurti. Taigi, tai dabar reiškia, turiu tada tą tokį klausimą užduotą privačia tvarka atsakyti, kad, reiškia, šitos visos 3 filosofijos ir formavosi
ir darė įtaką įvairioms Kavolio kūrybos ir veiklos sritims, neatsiskyrė vienam nuo kitos, bet dinamiškai sąveikaudamos. O pagal Kavolį dinamiška sąveika yra geresnis ir sveikesnis integracijos būdas nei loginė sintezė. Tai čia būtų tokia Hegelio priešingybė, kad tam reiškia aufhebung, viską nuimti visus prieštaravimus. Reiškia, o pas Kavolį, kad reiškia, būtų tokia, reiškia, įtampoje, netitrūktų, reiškia, nei susilietų į vieną, nei išsiskirtų. Ir tada tokia vyksta apykaita. Ačiū už dėmesį.